šokti ant grindinio. Ką galvojat? Nieko negalvoja, miega visi kol kas. Nu tai labas rytas visiems, kaip jaučiatės? Gal mankštą padarom visi kartu gerai? Iškelkim rankas. Dabar kitą ranką. Ir paplaukim taip pat. Super. Su jumis jau trečią kartą jūros šventė hip-hopo ritmu ir šiandieną pamatysit labai daug gerų šokėjų. Suvažiavo faktiškai iš visos Lietuvos, bus labai smagu ir bus įdomu ir bus į ką pažiūrėti. Ir turėsime solo, duetų ir komandinės kategorijas. Manau, žiūrovams bus labai įdomu. Ir ką žinau, tiesiog eigoje viską žiūrėsim ir viskas bus gerai. Tai pradėsime nuo junior solo merginų kategorijos. Turime jų visą būrį, kokių 50. Jos galite ateiti va čia išsirikiuoti visos dalyvės, kurios dabar dalyvaus. Jo. Kokiu principu dabar vyksta čia visos varžybos? Pradžiai šoks į 3 dalis padalinsime. Į 3 dalis. Tai nuo 2.42 iki 2.60 pirmas užėjimas, tada nuo 2.60 iki 2.75 ir tada kas liko. Gerai, bandykite taip susiskirstyti. Nu va, kokiu principu vyksta? Minutę laiko šoka 3 užėjimai, 1 didelis užėjimas, 2 didelis užėjimas ir 3 didelis užėjimas ir tada po 5 šoks. Nu va, tai turėsit progą apžiūrėti, vertinti ir taip toliau. Na ką, tai kokios varžybos be teisėjų, tai norėčiau pristatyti jums žiauriai kompetentingą komisiją, kurie savo srities asai yra ir vertins šokėjus. Tai pradėsim nuo Klaipėdos atstovo, tai Artūras Ufas. Aplokim Artūrai, užimk karštąją kėdę. Aha, Vilniaus atstovas Mantas Virskys. Jo, toliau turime teisėją iš Kauno, Rugilė. Dar vienas teisėjas iš Kauno, tai Valdas. Ir paskutinis mūsų teisėjas iš Vilniaus, Dainius Žebrauskas, Skruzdėliukas. Nu va, tai 5 mūsų teisėjai prisižadėjo, kad bus labai objektyvus, griežti ir šiaip gerai dirbantis žmonės. Na ką, tai merginos, ar jūs pasiruošę? Nepasiruošę? Tai tada važiuokit namo ir atvažiuokit į kitą jūros šventę, kai pasiruošit. O dabar norėčiau pakviesti pirmą užėjimą, tai nuo 2.42 iki 2.55, sakykim taip. Nuo 2.42 iki 2.55, pirmas užėjimas. Jo, išbandysit mūsų aikštelę, patiestinsit. Jo, pirmas užėjimas. Dar norėčiau pristatyti mūsų didžėjų, tai DJ Audrius. Negailės, sakė, gero bito. Nu ką, tai pradedam varžybas, važiuojam. Ačiū.